Esu Justinas Burba, Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas, kuriam vadovauju 16 metų pagal Teisingumo ministro įsakymą atstovauti visą Žemaitiją. 13 metų esu išrinktas Žemaitijos prezidentas atstovauti visą Žemaitijos 700 000 visuomenę. Taip. Taigi valstybė nepripažino suvažiavimo dėl tariamos autonomijos atkūrimo, kuri iki šiolei nėra panaikinta nei istoriškai, nei teisiškai. Tačiau tebeturiu Žemaitijos prezidento mandatą, tai yra 700 000 visuomenės mandatą, kur Palangoje 2003 metų rugsėjo 13 dieną mane vienbalsiai išrinko Žemaitijos prezidentu. Faktiškai aš atstoju 70 Seimo narių. Ko šyptelėjote? Tai yra faktai. Patys paskaičiuokite. Atstovauju minimum 70 Seimo narių. Todėl nevalia ignoruoti. Prašom išklausyti, pateiksime slaptus 26 metų istorinius faktus, kad Laisvės premija yra verti ne tik valstybės vadovai, bet ir eilinė visuomenė. Taip, ponai, nereikia skeptiškai šypsotis. Tai veda į tautos susinaikinimą. Ar pamiršote, kodėl iš Lietuvos emigravo apie 1 milijonas gyventojų? Kodėl? Būtent dėl tokių priežasčių. Eilinis žmogus yra nustumtas, paniekintas. Tokių kaip aš Justinas Burba Lietuvoje yra tūkstančiai. Bet kiti nusižudė dėl valstybės problemų, kiti emigravo, o mes įkūrė antikorupcinę televiziją, budinom tautą antram sąjūdžiui, kad šis naujas Seimas praregėtų ir atkurtų realų teisingumą iš esmės. Sunku save pristatyti, kad jūs nesišypsotumėtės. Aš matau taip atvirai. O aš tokių sugebėjimų turiu. Jums vėliau pateiksiu. Netikėtini faktai bus. Bet kadangi korumpuotoji žiniasklaida 26 metus šių faktų neviešino, nekentė, girdėti ir matyti negalėjo, esu priverstas skverbtis per šią korumpuotą sistemą, tiesiogiai į Seimą save pristatyti. Sunku, truputį ir gėda, bet to aš esu nusipelnęs trigubai. Pateiksiu 5 faktus. Tad gerbiami seimūnai, klausykite atidžiai ir šį politinį pareiškimą teikite iš esmės. Jei yra problemėlių, kvieskite į tribūną, pasireklausiam, kas yra kas. Ok? Gyvenau Klaipėdoje. Kai Sovietų Sąjunga užpuolė Vilnių, tuo metu gyvenau Klaipėdoje. Paryžiaus komunos gatvėse vyko TSRS karinį pajėgų tanketės. Ir per radiją, per televiziją, LRT televiziją pats mačiau, baros vedėja Bučelytė ragino skubiai vykti į Vilnių, ginti valstybę, kas kaip galime. Aš buvau staigiai
beruošia Šmutkės vykti į Vilnių, reiškia, bet per Sovietų Sąjungos radiją Majak išgirdau pranešimą, kad Maskvoje yra rengiamas galingas Maskvos jaunimo mitingas Lietuvos palaikymui. Todėl, ponai, nemaišykit. Tankiai maišote visi. Čia Rusija puola. Čia yra politinė šizofrenija. Rusija nepuola. Tada Rusijos nebuvo. Tada buvo Sovietų Sąjunga. Galbūt klysta vadovai, bet ne Rusija. Išgirdęs pranešimą, kad vyks митинgas. Сегодня Литва, завтра Россия не пройдет. Aš staigiai, net neatsisveikinęs su žmona, pasiėmęs pinigėlių, skubiai su taksi nuvykau į Palangos aerouostą. Berods sumokėjau 25 rublius ir iš Palangos nuskridau į Maskvą. Įsivaizduojate, koks drąsumas. Paprasto eilinio žmogelio, kuris pavyko iš Panevėžio ir bandė kurti verslą, buvęs Lietuvos pirmasis bedarbis. Tačiau su manimi lėktuve nebuvo nei vieno lietuvio, nei vieno žemaičio. Kremliuje, atvykęs prie Kremliaus, tai yra prie aukščiausiosios tarybos aikštę, pamačiau gatvėje Tverskaja, ateinant nuo Maskvos merijos, stovėjo kelių tūkstančių Maskvos jaunuolių minia, kurie palaikė Lietuvą. Nebuvo nei vieno lietuvio, nei vieno dzūko, nei vieno žemaičio, nei vieno suvalkiečio. Ar mane girdite, ponai, politikai? Aš atėjau prieš minią, o čia stovi kairėje pusėje spec tarnybos, KGB, šunys, tankai, tanketės, žiauru. Tiesiog atvykau į peklą, tiesiai į kalėjimą, į pragarą, įsivaizduojate? Rizikavau gyvybę, būti suimtas, apšmėstas, apkaltintas, ginant Lietuvos valstybę. Lietuvos valstybė į mus nusisuko. Milijonas žmonių išvarė iš Lietuvos. Tokia valstybė ilgai negali egzistuoti, ponai. Važiuojam toliau. Aš kalbu tik pirmą faktą, kai atvykau ginti valstybę vietoj Lietuvos televizijos bokšto. Atvykau ir mane nuo veido pažino. Sako, ты литовец? Sakau, настоящий, можете попробовать пощупать. Jie mane per mikrofoną šautė, вот приехал настоящий литовец. Įsivaizduojate? Man šiurpai, man kūnas sustingo. Čia tankai, čia specnazas šunys stovi, čia rusai. Įsivaizduojate? Kokia euforija, koks momentas. Jie mane minioje mėtė į viršų, įsivaizduojate? Mane mėtė, aš pasijaučiau didvyriu, įsivaizduojate? Lietuvos patriotu. O kaip man dabar sumenkino? Gerai, be emocijų. Man įteikė vėliavėlę, Lietuvos vėliavėlę, Rusijos vėliavėlę įteikė. Įteikė man mikrofoną. Ir man įkišo į priekines eiles. Sako, kalbėk, говори, сегодня Литва, завтра Россия не пройдет. Įsivaizduojate? Tai yra neįtikėtinas drąsumas. Kažkaip tokia jėga mane vedė, nežinau kaip. Ir aš taip ėjau, kojas buvo kaip pagaliai. Neįsivaizduojate. Prie Kremliaus, varyti ant Kremliaus, tai yra daugiau nei patriotizmas. Ir einant, jau aptemo, einant pro
aukščiausią tarybą, kurioje sėdėjo Gorbačiovas, mes atėjome į Lietuvos ambasadą, konsulatą. Rusai, malačiai, jis sirgo už Lietuvą. Jis sakė, vis šaukdami, visi, сегодня Lietuva, завтра Россия не пройдет. Ir įsivaizduojate, pamačiau, kad mane jau kelis specnazo pareigūnai mane seka, mane suimti. Aš staigiai išbėgau ant laiptų, kur yra Lietuvos konsulatas, ant laiptų. Ten atėjo Lietuvos konsulo vadovybė. Dabar pavardžių neatsimenu, Brazbiškaitis buvo kiti, atėjau ant laiptų. Ir manęs klausė Lietuvos konsulas, ar matei, ar tikrai iš televizijos bokšto meta žmonės, tas kareiviai. Sakau, nežinau, aš tik atvykau iš Palangos tiesiai čia į mitingą atvykau, kad Lietuvą palaikyti. Ponai, užklauskite per saugumo šefą, per generalinį prokurorą, per žinias, užklauskite video faktus. Kokios problemos? Turit visą valdžią, jūs esate seimūnai, užklauskite. Nevadovaukis Gorino bobo plepalais, o faktais, okei? Ir bus aišku, kas yra realus patriotas Lietuvos. Užklauskite. Ir man bestovint šalia Lietuvos konsulo, man įteikė tokių proreklamacijų, kaip čia, afišų su Gorbačiovo plika galva. Ant Gorbačiovo galvos buvo nupiešti kalėjimų numeriai. Įsivaizduojate? O išminės taip fotografuoja spec tarnybos, televizijos. Ir man įspėjo, kad man nori suimti. Aš pats mačiau, kad man nori suimti. Įsivaizduojate? O aš vienas, kaip pirštas. O rusai malačiai. Aš nulipęs žiūrėjau nuo Lietuvos ambasados laiptų žemiau. Numečiau savo paltą, visas Gorbačiovo tas nuotraukas į šoną. Ir išlindau tarp Rusijos jaunimų po kojomis, išliaužiau. Įsivaizduojate, išliaužiau tarp kojų. O, malačiai rusai, man padėjo išlysti tarp šitų kojų, aš pabėgau nuo spec tarnybų. Šalta, be paltų, įsivaizduojate? O taip aš ginu Lietuvos laisvę. O jūs kaip ginite, ponai? Seimūnai, jūsų nei vieno ten nebuvo Maskvoje šalia manęs, ponai Seimo nariai. Ar buvo? Vien lietuvių nebuvo. Tai yra pirmas faktas. Ko, nebesišypsote? Antras faktas. Kai dirbau Panevėžyje vyriausiu inžinieriumi, tuo metu vasario 6 dieną gimė dukra Justina Burbaitė, kuri dabar užsienyje baigė finansų universitetą baigė. Aš išvykau traukiniu į Maskvą iš Panevėžio, per Minską į Maskvą, būtent dėl Lietuvos, nes turėjo CSRS prezidentas Gorbačiovas, Kremlius paskelbti apie Lietuvos atskyrimą. Paskelbti. Atsiprašau, aš vėl rizikavau, palikau žmoną nėščią, kuri gimė dukra, man nežinant. Įsivaizduojate? Aš lyg ir nusikaltau apie savo šeimą. Taip. Bet negaliu, mane vedė tokia nesuprantama jėga pirmin, padėti Lietuvai. Kada aš buvau Lietuvos patriotas. Ginau, vykau iš Panevėžio. Atvykau tenais, nes buvo paskelbta, kad ant dienų, bet tiksliai nebuvo, kad turi Kremlius pranešti apie Lietuvos atskirimą nuo Tarybos Sąjungos. Taigi aš atvažiavęs su
Panevėžio rajono lietuviškų vyriausio inžinierių pažymėjimų apgavau Kremliaus miliciją. Atsiprašau, taip reikėjo. Apgavau. Manęs nepraleido. Ten stovėjo 70 žurnalistų iš įvairių pasaulio valstybių. Prancūzija, Anglija, Belgija, Čekoslovakija. Lietuvos nebuvo nei vieno. Latvijos nebuvo nei vieno. Estijos nebuvo nei vieno. Aš apsimetęs Lietuvos žurnalistų, nors buvau tik eilinis kolūkio vyro inžinierius. Aš pralindau prie tų žurnalistų, su kameromis įstovi, aš be kamerų. Net anglų kalbos nemokėjau. Įsivaizduojate? Aš ten pralindau ir pamačiau pro Kremliaus vartus ateinantį TSRS prezidento Gorbačiovo pavaduotojai. Aš pirmas bėgau naglai, apgaudamas visus žurnalistus ir klausiu jo: уважаемый viceprezident, kada Lietuva būt svobodnaya? Ir jis man atsako, įsivaizduojate, Gorbačiovo pavaduotojas man atsako, вы откуда? Sakau, я из Литвы. Он man sako, сегодня, завтра мы уже решаем, вы действительно будете свободные. Будьте свободные. Įsivaizduojate? Aš tai per visas pasaulio televiziją pats mačiau. Aš nubėgau Maskva, Belarusija, Železničный vokzal, nubėgau. Aš pats save mačiau, kaip aš kalbinu TSRS prezidento Gorbačiovo pavaduotoją. O mano kolūkyje Panevėžyje matė, sako, mes nežinojom, kad tu turi brolį panašų į tave. Tai aš buvau. Aš brolį neturiu. Nepatikėjo. Tai yra dalykai sunku patikėti. Įsivaizduojate? Ir tą dieną gimė, aš paskambinau į Panevėžį, į ligoninę, žmona pagimdė dukrą Justiną Burbaitę. Įsivaizduojate? Aš tą dieną, visi būtų normalų šeimoje, aš Lietuvą gyniau, o mane Lietuva tyčiojasi, menkina. Todėl rengėme pasaulio lietuvių streiką likviduoti politinę ir teisinę korupciją. Apie tai vėliau, nes jums tai neįdomu. Trečias faktas. Kai atvyko Michail Sergejevich Gorbačiov su žmona į Šiaulių televizijos gamyklą, aš atvažiavęs taip pat su kolūkio vyr inžinieriaus mašina, pirmas stovėjau prie tų vartų, šalia buvusio vidaus reikalų ministro, kuris mane pažino, kaip buvusi Klaipėdos rajono policijos milicijos pareigūną pirmūną pažino. Ir man leido būti šalia, įsivaizduojate? Vertino, žmogų palaikė. Ateina Gorbačiovas su žmona, su apsauga, su savo apsauga. Aš jį klausiu: Michail Sergejevich, kada будем свободные? Что? Он man atsako: вы так свободные, bet apsauga jam neleidžia aiškinti saugą. Ai, sak, ерунда, sak, eikim. Apsauga nuvedė į televizijos gamyklą. Ponai, pakelkite televiziją, pakelkite faktus. Kas maišo? Išeikim, kur yra realūs patriotai. Ketvirtas faktas. Nors jau mane apkandžiojo kaip vyriausią inžinierių, bet vis dėlto skyriau iš savo kolūkio du autobusiukus nuvežti žmonės ant kelio, kai buvo misija Lietuva, Latvija, Estija, apsikabinti rankomis. Tai yra mes stovėjome prie naujo kelio Vilnius, Panevėžys, Ryga, Estija, apsikabinę rankomis. Čia aišku, tą visi darė. Kas turi širdį, kas turi sąžinės. Ir paskutinis 5 faktas. Seimo įstatyme yra pasakyta,
aiškiai už nuopelnus Lietuvai, tėvynei, tiek fiziniam asmeniui, tiek užsieniečiui, tiek organizacijai, kurie gynė Lietuvą, gynė žmogaus teises, už nuopelnus privalo būti skiriama laisvės premija. Atsiprašau, ponai, aš daugiausia pasaulyje pravedžiau 169 mitingus prieš korupciją. Nuo Žemaitijos iki Vilniaus, nuo Vilniaus iki Strasbūro, kur mane priėmė pats ES komisijos pirmininkas Baroso ir pasiūlė įkurti antikorupcinę konstitucinę partiją. Apie tai pakalbėsime vėliau. Taigi, aš gyniau žmogaus teises 15 metų, išleisdamas 200 000 litų. Žmogaus teises. Daug įmonę apgyniau. Ar aš to nenusipelniau? Ką, ponai? Ar tik tai ponai gali, ką? Mėlieji Seimo nariai. Aš žinau, kad jūs turite teisę iki 23 gruodžio dienos spręsti šios klausimus. Prašau įvertinti šį realų politinį pareiškimą ir įtraukti mano asmenybę nors į kitų metų sąrašą. Taip jau būtų atkurtas minimų teisingumas. Taigi, primenu, Lietuvoje tokių kaip aš buvo tūkstančiai, bet jie nėra tinkamai vertinti. O kai vykavo Rusija 2 kartus, nebuvo nei vieno Lietuvos žurnalisto, Pabaltijoj nei vieno nebuvo. Niekas šalia net bijojo eiti, lėktuvai buvo tušti, skrido Maskvą, tušti. Aš skridau, leisdamas savo pinigus. Jeigu Lietuva yra teisinė valstybė, prašome atkurti tiesą ir teisingumą iš esmės. Pavesti savo spectarnyboms, saugumui, naujam generaliniam prokurorui, pavesti, patikrinti faktus, užklausti video medžiagą ir paviešinti. Kodėl? Aš net nebijau, jūs kur bijote. Jūs irgi nebijau, tai tvarkoj. Tada planai prašau įtraukti į darbotvarkę. O žiniasklaida, jeigu bus sąžininga, pateiksiu analogišką kalbą, rašyseną kalbą. Labai ačiū už dėmesį. Visiems linksmų šventų kalėdų ir naujų, kūrybingų naujųjų metų. Su pagarba.